Labą dieną, mėlyjeji lietuviai, svečiai, draugai ir artimieji. Labdien, dārgie lietuvieši, viesi, draugi un radi! Hello, dear Lithuanians, Latvians, city guests, and welcome to Lithuanian Days in Riga. Aplausi! Šodien pasākumu vadīs Milda Ir Einis. Norime pasveikinti visus atvykus į Lietuvių dienas Rygoje, kurios šiais metais jau organizuojamos 4. kartą. Nuo šiandien iki šeštadienio vakaro šiame gražiame Vermonio parke šurmuliuos daugiau nei 50 lietuvių amatininkų, tautodailininkų ir kulinarinio paveldo meistrų mugė. Lankytojus linksmins 18 Latvijos lietuvių bendruomenės šokių ir dainų ansamblių bei kolektyvai iš Lietuvos. Taip pat džiaugiamės, kad galime pasveikinti Rygą su gimtadieniu. Vēlamies visus sveikt šeit Rīgā ar ierašanos Lietuvas dienās Rīgā, kas notiek jau šogad 4. reizi. No šurienes līdz pat sestdienas vakaram šajā skaistajā Vērmanas dārzā rosīsies vairāk nekā 50 Lietuvas amatnieki, tautas mākslinieki un dažādi kultūras mantojuma veidi un arī kulināri, kurus visus varat iegādāties un apskatīt brīnišķīgajā tirdziņā. Un, protams, apmeklētājs uz skatuves priecēs 18 Latvijas lietuviešu kopienas deju un dziesmu ansambļi no Latvijas un Lietuvas. Un, protams, sveicam Rīgu dzimšanas dienā! Lietuvių dienų renginių organizatoriai. Latvijos lietuvių bendruomenė ir Rygos lietuvių vidurinė mokykla. Projektą remia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos globalios Lietuvos programa. Renginio globėjas Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje. Renginį remia SIA TK Construction ir SIA Maxima Latvija. Lietuvas dienu pasākuma organizatori Latvijas lietuviešu kopiena un Rīgas lietuviešu vidusskola. Projektu atbalsta Lietuvas Republikas ārlietu ministrijas programma Globālā Lietuva. Pasākumu patrons ir Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā. Pasākumu atbalsta SIA TK Construction un SIA Maxima Latvija. Garsus plojimai jiems! Skaļi aplausi visiem! O dabar į sceną norime pakviesti renginio organizatorių Rolandą Žalnierių. Uz skatuves aicinām pasākuma organizatoru Rolandu Žalnieriju. Labadiena, ačiū Jums, vedantieji, Jūs tikrai šaunus, tikrai matysim, kad visi mūsų renginiai, kurie tik tai šiandieną prasideda, bus šaunus su tokiais šauniais vedantiesis. Taigi, labadiena visiems, labdien visiems. Džiugu Jūs matyti atvykus į Lietuvių dienas Rygoje jau 4. kartą. Žinau, šiandieną buvo lietus, dabar saulė, bet lietuviai vis dėlto nori parodyti savo kultūrą Latvijoje ir aš džiaugiuosi, kad būtent mes išlaikom tą lietuviškumą ir turime tiek daug draugų, rėmėjų, žmonių, kurie tikrai myli savo kraštą ir nori parodyti savo kultūras, tradicijas. Kelias į Lietuvių dienas iš tikrųjų šiemet buvo sunkokas, kaip ir tie karščiai ir lietus, tačiau vis dėlto šventė įvyksta. Ir tikrai nebūtų to šventės, jeigu nebūtų mūsų globėjų, rėmėjų, draugų ir svečių. Ir pirmąjį sceną noriu pakviesti gerbiamą Lietuvos Respublikos ambasadorių Latvijoje Valdą Lastauską, kuris ir visa jo komanda ir yra ambasada renginio globėjai. Labai gražiai skamba. Garsus plojimai. Su tokiom karštom širdim kaip šiandien oras, mes vieni kitiems su Latvijais linkim kuo geriausios kloties. Turbūt galėjom pasimokyti iš Latvijos, iš jų 150 metų dainų šventės, dainų šokių ir ansamblių. Kitą metą mes švęsime Lietuvą 100-metį. Ir tai, kad tai ne tik šventės diena, bet tai, kad mes dainuojame dieną vakarą, tai, kad mus jungia saulė, jūra ir alus, nes tie patys žodžiai mes galim puikiai susikalbėti. Ačiū, sėkmės. Ačiū Jums, gerbiamas ambasadoriau. Turime be galo daug garbingų svečių. Ir pirmą į sceną noriu pakviesti draugę, kolegę
gerbiamą pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkę Dalią Henkę. Aš manyčiau, kad nebūtų Daliai tikrai nejauku ir būtų mūsų tikrai daug ir noriu visus garbingus svečius pakviesti į sceną. Tai Lietuvos Respublikos gerbiamą Seimo narį Liudą Jonaitę. Jūsų plojimai ir Liudai kviečiam Lietuvos Respublikos Seimo narį, Latvijos atstovą Valdemarą Valkiūną. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos globalios Lietuvos ministerijos direktorės pavaduotoja Gitana Skripkaitė. Ir matau, kad mugės organizatorius Rokas ir Moška dar koordinatorius kažkur ten atsitiko mums kelyje truputėlį nelaimė, bet jis atskubės, noriu pakviesti vieno iš didžiausių renginio rėmėjų, mano pavaduotoją, draugą, gerbiamą CTK Construction atstovą Tomą Kaikarį. Na, taip pat norėjau pakviesti ant scenos ir Duobelės kultūros draugijos pirmininkę Lidiją Izenhaudą, kuri dabar paveiksluoja garsus plojimai jai. Labą dieną visiems. Labdeina, man atrodo taip latviškai. Labdien. Labdeina. O jūs nenorėtumėt visi arčiau šiek tiek ateiti, išsibarstę po šitą plačią, norėjau sakyti, Rygos, supratau. Tai Rolandai, tu neversi, ne, tikriausiai? Ne, žinokit, jie dar prisipildys, dar pats karštymetis ir į vakaro pusę turėsim pilną žiūrovų aikštę. Aš jums prižadu, mano kalba nebus labai ilga, bet šiek tiek ilgesnė negu gerbiamo ambasadorius. Gerbiamas ambasadoriui, Lietuvos Respublikos ambasadoriui Latvijoje, aš žinau, jis turi labai daug darbų ir džiaugiuosi, kad sutrumpinot jūs savo atostogas pagerbdami lietuvių bendruomenę. Gerbus Seimo nariai, kurie čia esate ant scenos, rytoj, žinau, pasipildys daugiau. Ir mielas draugė, kolega, Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Rolandai ir jo pavaduotojų Tomai Kaikarį, jaunimo sąjungos irgi atstovė, taip sakant. Brangus lietuviai, matau, ir programos dalyviai, mieli svečiai ir atlikėjai. Kaip gražiai, jau girdėjau 4 kartą, bet jau 2 kartą šiame parke tiesiami tiltai tarp Lietuvos ir Latvijos. Tai galima būtų pavadinti ne tik tarp mūsų kaimynų, bet tarp draugų ir brolių sesių Latvių ir 2 valstybių. Tai iš tiesų be galo gražus pavyzdys Europoje ir visame pasaulyje, kur susikūrusios 55 lietuvių bendruomenės visose kontinentuose. Nes šiais laikais, kaip niekada, reikia mums visiems vienyti ir palaikyti vieni kitus. Stiprinant ne tik ES išorinės sienas, bet taip pat vis dar, ir labai gaila, kad taip yra, nenuilstant, ginant ir saugant mūsų taip nelengvai iškovota laisvė, nepriklausomybė ir demokratija. Tegul per šias dienas čia Rygos centre skamba garsiai lietuviškos dainos, atsiskleidžia mūsų tautodailininkų ir amatininkų menai ir lietuviškos tradicijos ir degustuojant lietuvišką virtuvę, girą ir kaip gerbiamas ambasadorius sakė, mus jungia ir ta degustuojant lietuvišką gal alų, tegul dalyvius visus nuneša nors truputėlį į mūsų labai netolimą lietuvėlę. Taigi, Rolandai, Tomai, gerbus svečiai, gerbiamas ambasadoriui ir žinoma, aišku, Latvijos piliečiai, miesto svečiai, latviečiai, rygiečiai. Linkiu mums visiems vienybės ir draugystės, kad ši graži tradicija Rolandai tęstumei, kad jūsų komanda liktų stipri, nenugalima. Ir Tomai taip pat labai dėkoju, nes jūs didžiausia parama esate bendruomeniai ir Rygai, ir Latviams. Ir linkiu, kad šis formatas tiesiog keliautų gal per pasaulį. Tegul mokosi, daug dievė, visos kitos lietuvių bendruomenės. Taigi, Rolandai, tau asmeniškai visai komandai didžiulė padėka už šio renginio organizavimą, už lietuvybės puoselėjimą ir iš tiesų, gerbės ambasadorių, neįsižeiskit už tą ambasadorijavimą. Esi mūsų Lietuvos ambasadorius čia Latvijoje ir garsini Lietuvos
vardą, atrodo labai netoli, bet labai svarbu, nes mums reikia vienytis, mums reikia draugauti, nes esame visi kartu sujungti, sakyčiau taip, viena siena netgi. Didelis ačiū tada visai komandai, nes jūs kuriate stebuklus ir juos įgyvenate. Taigi mums visiems ir šaunaus pabendravimo. Labai ačiū, kad yra tokia didelė palaikymo komanda iš Lietuvos. Aš nežinau, rytoj tokios ilgos kalbos aš nesakysiu tada. Bučiuoju, ačiū už kvietimą ir turiu mažą smulkmeną, bet tokia labai svarė ir reikalinga, čia kaip dopingas. Supratau. Perduokit pavaduotojai. Aš žinau, kai buvau jūsų pavaduotojas, tai visą laiką irgi viską imdavau. Tai ačiū visiems ir smagaus pasibuvimo kartu. Ļoti nedaudz buvo apsveikums nuo pasaulio lietuvių visą pasaulio biedribas prieksidėtojas Dalis Henkės. Ačiū Jums, Daliai, ir aš manau, kad Jūs dar šitas 2 dienas praleisite tikrai labai smagiai ir energingai. Gerbiamas Seimo narys Valdemaras Valkiūnas. Su šventė lietuviai Latvijoje, Latvijos sostinėje Rygoje. Ir čia gražiai kalbėjo lietuviškai Dalį ir padėkoju organizatoriams ir aš nuo savęs noriu padėkoti ambasadoriais. Lietuvos ambasadorius Rygoje yra jėga ir Tomas Kaikaris, ta jėga vedančioji Rolandas Žalinierius, kuris veža tą vežimą, lietuvišką vežimą Rygoje. Paldies vieniem, ja citi laikam negrib klausyties, tāpēc, ka nesaprot lietuviski, tā kā apsveicu visus latviešus un lietuviešus, kuri dzīvo Rīgā, dzīvo Latvijā. Tas ir brāļu tautas, kā arī Daļa teica, kad brālīgas tautas mums jāsadzīvo kopā, jātais kopistiskos baļukus, kopistis svētkus un kopistiska cīņa par labklājību un par to, kad šodien sabrauc no Lietuvas un keramiki forši un visādi tur tirdziņš forši. Jā, paldies, kuri atnāca, jūs dabūsiet prieku, nopirkot tas preces, kur ražots Lietuvā. Apsveicu visus, lai visiem veicas. Dievs svētī Latviju, Dievs svētī Lietuvu. Ačiū, paldies Jums. Turime tikrai garbingą ačiū Jums viešinę už Užsienio reikalų ministerijos, Globalios Lietuvos ministerijos direktorės pavaduotoja Gitana Skripkaitė ir Globali Lietuva remia tokius projektus ir žodis Jums. Labą dieną, gerbiami ir mėly šios nuostabios šventės organizatoriai, dalyviai, svečiai ir žiūrovai. Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamento vardu tikrai nuoširdžiai dėkoju už kvietimą atvykti ir dalyvauti. Ir noriu tarti vieną iš gražiausių lietuviškų žodžių – ačiū. Ir tariu tą ačiū Jums, Rolandai, Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkui, Jūsų pavaduotojui Tomui, tada žinau, kad ir Jolanta Rygos lietuvių mokyklos irgi direktoriai ir kitiems entuziastams, kur aš labai tikiuosi dar turėsiu progą susipažinti. Iš tikrųjų, kokia smagi tradicija, kad jau 4. kartą Jūs čia susirenkate. Iš tikrųjų, tradicija yra svarbu tam, kad iš kartos į kartą perduoti tai, kas yra mums brangiausia. Tai ta šventė svarbi ir dideliems ir mažiems. Perduoti ir lietuvių žodį, ir lietuviškas tradicijas, ir lietuvišką kultūrą, ir lietuviškus papročius. Ir iš tikrųjų tai tokios šventės tai ir sujungia ir šalis, ir Lietuvą, ir Latviją, ir ta šalis kuriančių žmonės. Juos apjungia. Apjungia, taip kaip apjungia, kaip kitą savaitę mes minėsime Baltijos kelią, kuris buvo prieš 24 metus. Kada mes visi sustojom šalia vienas kito, kažkaip pasijutėm vieningi, stiprus ir tos stiprybės ir vienybės mums dar labiau reikia ir dabar labai reikia, kada Rusija nuožmiai puola Ukrainą. Todėl tikrai nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jau ištiesėte ranką sesėms ir broliams ukrainiečiams ir labai kviečiame nepavargti ir toliau remti Ukrainą iki pergalės.
Ir dar kartą sveikindama jūs visus su šia švente, linkiu šiai šventei ilgų gyvavimo metų, nuo 100 metų. Ir labai tikiuosi, kad senjorai tikrai kitais metais apsilankys Vilniuje dainų šventėje. Taigi dar kartą labai gražios švenčias, dar kartą ačiū už kvietimą. Švenčių niekada nebūna be dovanų, tai dovanas įteiksiu pavaduotojui. Gerai, ačiū. Duokim gerbimai. Pavaduotojas viską galės dabar nešioti. Ačiū Jums labai ir naudodamas progą, kur pavaduotojas ima dovanas, aišku, pati gražiausia dovana Jūs esate visi atvykę ir džiugu sulaukti tikrai senos organizacijos Duobelė su gražiom tradicijom ir kultūros draugijos pirmininkės gerbiamos Lydijos Izengraudos. Izengraudė, ja. Mėly brangus lietuviai, tautiečiai, linkėjimus atvežiau aš iš Duobelės, nuo Duobelės lietuvių kultūros draugijos. Malonė jūs visus matyti, gaila, kad tik tai Rygas lietuvius matau, kad nėra kiti atvažiavę. Ir visiems stiprybės ir sveikatos. Teikšu arī latviski, tātad Rīgas lietuvieši, atvedus sveiciens no Duobeles lietuviešu kultūras biedrības. Rīgas lietuvieši tikai redzu šeit, gribējās jau gan arī citus satikt, bet visiem vēlu jaukus svētkus un labu noskaņojumu, veselību jums visiem. Ačiū Jums, aš manau, rytoj mes sulauksime ir dar daugiau svečių. Gerbiamas kraštietis, Seimo narys Liudas Jonaitis. Labą dieną, mėly čia susirinkę svečiai, ekscelencija ambasadoriau, ambasados darbuotojai. Labdien visiems gyvenantiem lietuviam Rygoj ir ne tik lietuviam. Čia susirinkusiam labai džiugu, kad ir smagu, kad aš esu joniškietis. Dėl ko? Dėl to, kad Joniškis ir Ryga, tai Joniškis Rygos priemiestis, galima sakyti. Ir dėl to, kad mes turim tokį šaunų Rolandą joniškietį, kurisai vadovauja net bendruomeniai lietuvių Rygoj. Visoje Latvijai. Tai Latvijai. Dėkauju. Tai noriu pasidžiaugti, kad į šitą jūsų Lietuvos dienos Rygoje, jau tapusią, tampančią turbūt ir bus tradicija, susirenka prekiautojai didžiausią mugę Rygos centre ir pristato savo pagamintą produkciją, maisto ar meno dirbinius. Tai džiugu, kad atvyks ne tik jūsų kolektyvai, kuriuos čia matysim šokant ir dainuojant šioje scenoje, bet atvyks kolektyvų iš visos Lietuvos rytoj. Taigi džiaugiuosi, kad organizuojat tokias šventes ir aš, aišku, noriu įteikti padėkas, aišku, organizatoriam. Tai yra du pagrindiniai organizatoriai, tai lietuviška mokykla Rygoj ir bendruomenės, visa bendruomenė ir jos pirmininkas. Tai daug darbo įdėjot ir mokyklos visas kolektyvas ir jūsų visa bendruomenė. Taigi noriu Ačiū Jums. Tai toj padėkoj čia labai daug surašyta gražių žodžių. Na, o svarbiausia yra, kad lietuvių dienos Rygoje, kad jūs organizuojat tokią gražią mūsų draugystės šventę. Tai ačiū, Rolandai, tau ir tavo komandai. Ačiū Jums. Ir taip pat gaila, Pasakysiu. nėra kolegės, bet mes paprašysim, kad perduotų pavaduotojas. Pavaduotojas, aš irgi pavaduotojas direktorius. Taigi, mėlyjeji,
nuoširdus sveikinimai nuo Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorės Jolantos Naglis, kuri dar vėliau su jumis susitiks ir pasimatysite, nes yra labai svarbiame posėdė švietimo ministerijoje, kur svarstomi labai svarbus reikalai. Ir po valandėlės jinai prie jūsų prisijungs ir išgirsim rytoj sveikinimo žodžius nuo Jolantos, bet tikrai esu širdingas Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktoriai, paldies visiem kolegiam, kur yra nuo Rygas lietuvių vidų skolas atnaki paskatyti se mum un būt kuo par mumis un visai komandai. Na, šventė vyksta 4 metus, bet aš dalyvauju 1 kartą ir manau, kad ne paskutinį. Ir šiandien vizitas Rygoje prasidėjo nuo ambasados, Lietuvos ambasados. Tai ačiū ambasados darbuotojams už gražų bendravimą, o mes turim iš tikrųjų visi gražių idėjų, gerų darbų. Ir mano, kadangi Šiauliai Joniškis, traukinys būdavo visą laiką Ryga Vilnius, tai iš tikrųjų mes visų pagalbos laukiam, kad atsirastų toks traukinys. Ne tik Ryga Vilnius, bet Talinas, Ryga, Joniški, Šiauliai, Vilnius. Tai gerbiamas ekscelencija ambasadorių, ateikit čia. Vėlgi garsus plojimai, kad ambasadorius tiesiai žygiuos. Tai kol ambasadorius žygiuoja, nenoriu įsitirti, po to turėsiu irgi dar gerbiamai ambasadai padėką. Tai visada Baltų dienos vyksta vienais metais Lietuvoje, kitais metais Latvijoje, tai praėjusiais metais vyko Joniškyje, šiais metais vyks Saldus. Tai noriu padėkoti ekscelencijai jum ir jūsų komandai renginio Lietuvių dienos Rygoje globėjui. Tai visai komandai ir čia surašyti linkėjimai jums. Kuo geriausios sėkmės. Garsus plojimai. Taip, viskas tvarkoje. Ačiū tikrai už dovanas visiems, ačiū. Čia ne ta. Ambasadoriau, tai aš galiu perduoti jums irgi dovanas. Čia mūsų dovanas, Tomai. Tai tikrai yra labai garbė yra tikrai paremti ir palaikyti mūsų, kaip sakant, lietuvių veiklą Rygoje, Latvijoje ir mano draugą Rolandą. Tai tikrai turime kur tobulėti, turime ką, kaip sakant, pagerinti, bet aš tikiuosi, kad mes dar dirbsime ir tikrai pasieksime geresnių rezultatų. Rolandai tikrai iš mūsų bus visada tos pagalbos. Ačiū tau, Tomai, labai. Tai naudodamasis progą noriu padėkoti gerbiamai Lietuvos Respublikos ambasados Latvijoje konsuliai, pirmai sekretoriai Daliai Naktinytei, garsus plojimai. Tikrai daug idėjų, daug vilčių, kuriuos kalbėjom. Aš manau, Dalė įsispręs ir šiandieną jos bus įvykdytos per tas 2 dienas. Tai ačiū jums labai. Ačiū jums visiems žiūrovai ir dar kalbėsim dar ne kartą ir smagios jums popietės ir ačiū svečiai. Prašom užimti žiūrovo pozicijas ir geros jums popietės, gero vakaro ir gražių akimirkų.
O dabar į sceną kviečiame 2022 metų jaunųjų talento konkurso Grand Prix nugalėtoją Raulą Adrianą Girič. Uz skatuves aicināsim 2022. gada jauno talantu konkursa uzvarētāju Rīgas lietuviešu vidusskolas skolēnu Raulu Adrianu Giriču. Viņš uzstāsies ar Imanta Kalniņa mūziku no kinofilmas Sprīdītis. Man stāstīja draugs par cilvēku, kas daudz pa pasauli klīdis, uz tuksnešu dzelteniem spilveniem, kas bieži vien gaidīs rītu, kas reizēm zem palmu vēdekļiem dzēris dienvidu svelmi un suņu kamanu sēdeklī traucies pār ledainām dzelmēm, bet kad viņam lūguši pastāstīt par savu visskaistāko ceļu, viņš īsu atbildi devis tulīt, katru vārdu no dvēseles smeļot. Pa pasaules dunošiem lielceļiem
ilgi, ilgi esmu es gājis, bet skaistākais un mīļākais no visiem tiem ir ceļš, kas ved atpakaļ mājup. Raus Adrians Giričs izpilda Raimonda Paula mūziku no kinofilmas Ilgais ceļš kāpās. Vėl už stalo mes dainuosime apie Nemuną ir Mituvą, o dainojų padovanosime viens kitam gražuolę Lietuvą. Viens kitam mes vėl priminsime apie savo žemę brangėje, viens kitą apkabinsime vėl gimtojoje padangėje. Dabar į sceną kviečiame Latvijos lietuvių senjorų tautinių šokių kolektyvą Bijūnas, vadovas Rolandas Žalnierius. Aicinām uz skatuves Latvijas lietuviešu senioru tautsdeju kolektīvu Bijūnas vadītājs Rolandas Žalnierijus.
cienījamie Rīgas viesi, cienījamie rīdzinieki, lietuvieši un visi, kas ir šodien sanākusi uz svētkiem. Tad mūsu ansamblis Gritēla. Mēģināsim mēs jums kaut ko mazliet jautrāku, kopā ar bijūnu dejotājiem. Mums šodien ir mazliet jaunāks kolektīvs, tad kā nu nāks, kā nu sanāks, tā arī būs. Tad gaidām dziesmu lietuviski, kas māk, dejojam līdzi, lūdzu. Mana,
mūsų miestas, būrais moravotas ir kas metai mūsų brolių premjeros nustota. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėlė, tu mana, šalala gimtinė. Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėlė, tu mana, šalala gimtinė. Nežaliuoji, brolužėlį tu jaunasis, kodėl nedainuoji? Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėlė, tu mana, šalala gimtinė. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėlė, tu mana, šalala gimtinė.